Šioje vaizdo pamokoje išmoksime rūšiuoti ir filtruoti duomenis. Čia paimti yra Lietuvos regioniniai parkai iš Wikipedia ir įkelti sudaryta elektroninė lentelė. Ir kaip matom, jau čia pagal nutylėjimą Wikipedijoje jie buvo surikiuoti pagal pavadinimą. Dabar tarkime, kad mes norėtume išsirikiuoti šituos regioninius parkus pagal savivaldybės irgi pagal pavadinimą. Tai užtenka pažymėti bet kurį langelį savivaldybių stulpelyje ir pasirinkus rūšiuoti ir filtruoti paprašome rūšiuoti nuo A iki Z. Ir automatiškai mums surikiuoja pagal savivaldybės abėcėlės tvarką. Jeigu mes norėtume pagal plotą, vėlgi užtenka ploto stulpelyje pasižymėti bet kokį langelį ir paprašyti rūšiuoti nuo mažiausio iki didžiausio. Lygiai taip pat mes galime, kad mums leistų surūšiuoti ir nuo didžiausio iki mažiausio. Vėlgi tą patį langelį galim laikyti arba kažkurį tai kitą, rūšiuoti ir filtruoti nuo didžiausio iki mažiausio. Ir tada mums automatiškai sutvarko. Jeigu mes norėtume, pavyzdžiui, sakykime, atsirastų čia dabar eilės numeris, jisai visai nebūtinas yra stulpelis, tarkime, jeigu mums atsirastų keli vienodi ir mes norėtume rikiuoti pagal kelis raktus, taip, tai tuomet reikėtų, tarkim, aš įkelsiu dabar, įterpsiu dar vieną, įterpiu dar vieną ir tarkime, numeris čia tegul būna 31, nes ten buvo 30 tų parkų ir dabar, tarkime, pavadinu dar tą parką naujas parkas ir tarkime jo plotas tegul būna 153 ir kokį čia dabar galima parašyti su pusė, 153 su pusė ir jisai vieta pagal plotą irgi būtų 7 vietoje ir sakykime tas naujas parkas yra nauja savivaldybė, taip, nauja savivaldybė. Taip, nauja savivaldybė. Puiku. Įterpėme dar vieną naują parką, jau čia jį įterpėme patys ir dabar ką reikėtų padaryti. Norint rūšiuoti pagal kelis požymius, pažymėkime tą lentelės dalį, kurios duomenis mes norėsime rikiuoti ir tada renkamės rūšiuoti ir filtruoti ir pasirenkam pasirinktinis rūšiavimas. Ir tuomet nusprendžiam pagal ką. Tarkime, mes jeigu norime pirmiausia pagal plotą, taip, pagal plotą ir tada kitas, jeigu plotai sutampa, tai tuomet pagal pavadinimus pagal abėcėlę, po to pagal, sakykim, pavadinimus, ir plotus irgi, sakykim, nuo mažiausio iki didžiausio, taip, ir toliau pagal abėcėlę. Jeigu reikėtų dar trečio, tarkime, po to, jeigu, sakykime, ir pavadinimai sutampa, dar galima pridėti lygį, įdėjau, gerai, tegul būna plotas, tarkime, vieta pagal plotą, jo nuo mažiausios iki didžiausios ir tuomet pagal pavadinimą nuo A iki Z, o vieta galima nuo didžiausios iki mažiausios, mūsų vieta ten bus vienoda. Ir tada pasitvirtinam spusteldami mygtuką gerai. Gerai ir dabar tada pasižiūrėkim, ar mums tikrai gerai surūšiavo. Mes prašėm nuo mažiausio, gerai, einam visi didėjimo tvarka, viskas čia gerai. Čia labai mažai skiriasi 136, 153, ir atradom Aukštadvario ir naujas pagal abėcėlę. Mums jau surikiavo pagal kelis raktus. Ką dar galima padaryti? Galima, pavyzdžiui, paprašyti, kad mums išrikiuotų, aš tada atstatau, kad jie būtų nesurikiuoti. Tarkime, aš galiu paprašyti tik vieną mažytę dalelytę. Sakykime, kad šito plotelio duomenys surikiuotų parkų ploto didėjimo tvarka. Tai vėlgi einu rūšiuoti ir filtruoti, pasirenku pasirinktinis rūšiavimas, tada pasakau, kad nėra antraščių, nes antraštinė eilutė nepažymėta, tai mano dabar plotas yra stulpelėje C. Taip, stulpelėje C aš noriu nuo mažiausio iki didžiausio. Taip, nuo mažiausio iki didžiausio ir pasirenku gerai ir man automatiškai surūšiuoja duomenis. Tai tiek būtų apie duomenų
rūšiavimą. Dabar kitas, kaip išsifiltruoti norimus duomenis. Pirmiausia, pažymim antraštinę eilutę ir užsidedam filtriuką, filtruoti. Taip, užsidedam filtriuką, jau turim filtrą. Dabar, jeigu filtruojame pagal tekstinę, tai pagal tekstinę, tai va čia nužymiu viską ir tarkim noriu, čia dabar bus Metelių regioninis parkas, aišku, bus tik viena reikšmė, tai ją ir išfiltruos. Ir kad uždėtas filtras, mes jau matom, čia šalia filtriuko atsiranda toks mažiukas kaip ir trikampėlis kairėje pusėje. Vėl pažymiu viską gerai, atstatau, kad matyčiau viską. Jeigu mes norim išsifiltruoti pagal skaitinės reikšmės, pavyzdžiui, čia jau galima filtruoti, nežymėti viską, bet skaičių filtrai, įsijungti skaičių filtrą. Ir dabar, sakykime, mane domina tie regioniniai parkai, kurių plotas yra didesnis negu 100. Daugiau nei 100, taip, ir tada pasirenku sąlygą, didesnis negu 100 ir man jau išfiltravo visus parkus, kurie yra didesni negu 100. Ir tarkim, noriu dar išsifiltruoti ir pagal vietą. Ir pagal vietą vėlgi noriu uždėti filtrą ir dabar noriu pasakyti, kad mane domina daugiau arba lygi vieta 5. Taip, didesnė arba lygi 5. Ir spaudžiu gerai. Ir automatiškai man išrinko visus, kurie yra 5 ir aukštesnėje vietoje. Tai yra žemesnėje čia, nes nuo 1 yra aukščiausia. Ir žemesnėje vietoje. Tai šitaip mes galim išsifiltruoti. Arba, pavyzdžiui, jeigu mes norime įdėti, sakykime, mes norime, tarkim, įdėti daugiau arba lygų, arba čia nėra lygų, daugiau nei lygų, mažiau negu 5 ir, sakykime, mažiau negu 5 ir daugiau, sakykime, daugiau negu 3. Taip, daugiau negu 3. Taip, ir tada vėl pasirenkam gerai, tada automatiškai mums išrinko tik tą vienintelį 4. Tai tikiuosi, kad peržiūrėję šitą pamokėlę, jūs tinkamai mokėsite rūšiuoti ir filtruoti duomenis skaičiuoklės lentelėse.